Traukiam flomasterį savo ir noriu dabar papasakoti apie energiją ir kaip veikia energija dienos metu. Apie šią dieną pakalbėsim ir apie plačiai kitas dienas ir ilgesnį laiko tarpą. Tai įsivaizduok, tuoj pabandykim nupiešti liniją. Įsivaizduok, kad čia yra... Wow. Neišėjo lygiai jos nupiešti, pabandykim gal čia pavyks man. Yeah. Yes. Pieškim liniją. Ir čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, sorry, jeigu atsibodo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ok, maždaug taip. Čia yra diena. Ir diena turi 24 valandas, ar ne? Ir yra, įsivaizduok danguje yra Dievas, dvasia arba visata, kuri turi ir žino tavo likimą, tavo tobulą gyvenimą, tavo tobulą planą, ką tau daryti žemėje ir kaip pavaryti ir kaip išgyventi 100% tai, ką tu susikūrei. Jinai žino tai, jinai viską mato. Nupieškim akis. Smagu šitą programą paišyti, jums darant įrašą. Jinai viską mato, jinai viską žino, ką tau reikia padaryti. Ir tu, kaip žmogus žemėj, tu neturi ryšio su šituo dalyku. Yra visokių blokų, yra visokių dalykų, kas tau trukdo tai pajausti ir dėl to tu nejauti, nes jeigu jaustum, būtum nesustabdomas Dievo vaikas ir gyventum karališką gyvenimą. Tai yra kažkokių blokų, kas atskiria tave nuo šito žinojimo, nuo tavo jausmo ir taip toliau. Ir kas nutinka tada? Tada tu jauti didžiulį pasimetimą gyvenime. Tu nori susijungti savo širdim, savo likimu, savo dievišką širdim, savo vedimu, bet kažkas kažkur stringa, ne, ir nedaina ryšys iki jūsų. Tai kuo daugiau tu išjauti jausmų, kuo daugiau tu turi intenciją išgirsti tai, kuo daugiau tu pastebi mintis, ego mintis, protą ir visus negatyvius įsitikinimus limituojančius, tuo daugiau tau atsiveria kanalas susijungti su savo visiškai aukštesnėje sąmonė, aukštesnioji savim ir taip toliau. Tai tęsk tą darbą, tęsk ką darai, tęsk likti akademijoje, tęsk jausti savo jausmus, tęsk stebėti, tęsk klausyti Violetos meditacijų. Visą tai priartins tave prie visiško žinojimo, kas tu esi ir prie visiško aiškumo gyvenime ir atsidavimo ir ego ištrinimo. Bet sakant tai, kiekvieną dieną šitas šaltinis, pavadinkim, arba Dievas, arba visata, nesvarbu kas, jinai turi visišką žinojimą, koks yra tavo likimas ir kas turi nutikti tau kiekvieną dieną, kad tai būtų pats švenčiausias, geriausias veiksmas tau ir visai visatai. Ir sakant tai, jisai
kiekvieną valandą, kiekvieną dieną tave veda. Tave veda ir atsiunčia būtent tai, ko tau reikia geriausio. Pavyzdžiui, ne, yra rytas, čia tarkim 8 ryto ir čia gal parašysiu, čia bus 8. Šitas tarpelis, kaip čia nupiešti, tarkim bus čia 8. Ir tu pajauti jausmą, skaityti knygą. Ok. Tave atveda Dievas skaityti knygą ir suteikia tau energijos, tarkim, pusė valandos skaityti kažkokią knygą. Tu jauti įkvėpimą tai daryti, tu jauti jausmą, tu jauti aiškumą, vedimą ir džiaugsmą tai daryti. Ir už pusę valandos pasikeičia energija ir nebenori skaityti knygos, o tu nori, tarkim, dabar nueiti pasportuoti. Ir tada tu sportuoji dar pusę valandos iki 9, ane? Čia 9 valandos ryto. Ir jeigu tu skaitai knygą ir pasportavai, taip kaip tau atsiunti šitą energiją, Dievo šaltinis, visata, taip, ane? Tu visiškai neištaškei savęs, tu visiškai buvai sinchroninėje tėkmėje ir 100% susijungęs su egzistencija. Jeigu tu jautei įkvėpimą skaityti knygą, bet sakai, ne, aš turiu eiti dabar ruoštis darbui, dabar ką aš skaitysiu knygą ryte, man nespėsiu, po to pavėluosiu, bars mane bosas ir nepadarys, ko reikia. Tada tu užduodi save, jauties nelaimingas, jauti įtampą ir jauti, kad nefaina yra gyventi, nes tu išduodi šitą nuostabų šaltinį ir vedimą. Tai einam toliau. Čia yra 9 valanda, ne? Tada tau ateina jausmas, reikia važiuoti į darbą, tarkim, ir tu jauti, kad tu nori važiuoti, čia nupieškim tokį, tu jauti, kad tu nori važiuoti pro visiškai kitą pusę, negu anksčiau važiavai, negu įprasta tau, ne? Ar jeigu naudoji autobusą, kokį tu jauti, kad šiandien turi savo mašiną važiuoti, net jeigu ir daugiau kuro tai kainuos, bet jauti, kad turi važiuoti savo mašiną, tiesiog jauti širdim ir tau veda šitas nuostabus šaltinis, sako, važiuok šiandien savo mašiną, pasitikėk. Ir tau nereikia suprasti, kodėl, tau nereikia žinoti, kas nutiks, gal tave apvoks kur nors traukinyje, jeigu važiuosi, arba kažkas dar pastums, ar sužeis, ar dar kas nors. Tave saugo visada, tavim rūpinasi, tau reikia tik klausyti vedimo. Ir tu seki tai. Ir tu, jeigu važiuoji savo mašiną, netaupai, pasitiki vedimu, tu pataikai, tu esi sinchronė, tu esi savo dieviškome ir susijungęs su visa visata, tam rūpinasi. Jeigu patiki mintim, kad kokia čia nesąmonė, aš išleisiu daug pinigų, kuras brangus dabar dar ten algos neduoda, nevažiuoju kaip visada, nesąmonė tos mintis mano. Tu išduodi save ir tu pasirinki ego balsą. Ir ne visada, bet labai dažnai kažkas nutinka, kabutėse blogo tau, jeigu seki juo ir sukuri savo destrukciją gyvenime. Ir kai pasveri viską, kiek tu bandai staupyti ir kiek iš tikrųjų tau kainavo nesekimas Dievo balsu, tu pažiūri, kad tu eini į didžiulį minusą ir gal būtum geriau
sumokės už tą kurą, bet dabar nereiktų ligoniniai sulaužytą ranką sėdėti, ne? Tai čia tik pavyzdys grubus, bet taip veikia ir mus veda ne tai, kad kas pusvalandį, mus veda kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, kiekvieną valandą, kiekvieną tarpelį, mus pastovi veda šitas nuostabus Dievo balsas, Dievo vedimas, šaltinis, visata. Ir mums tai reikia išmokti klausyti. Ir jisai žino, kas yra mūsų likimas, jisai žino, ką mums reikia padaryti, žino, kur nueiti, žino, kaip mums greičiausiai pabusti, išeiti iš bet kokio sunkumo, bet tu turi norėti klausyti ir tu turi norėti susijungti su tuo balsu ir pasitikėti. Ir jeigu tu tai darysi, žmonės sakys, kad tu beprotis, kad tu ką čia išsipisinėjai, kabutėse atsiprašant, kad tu svaigsti, kad tu ko čia prisklausai šarlatanų visokių ryčių, kad nieks taip nedaro, būk kaip visi, būk normalus, tampi nenormalus, kažkoks nesocialus. Visą tai tu gali išgirsti sekant savo širdies balsu. Ir tai tau pasakys žmonės, kurie neseka savo širdies balsu. Paklausk savęs, ar jie yra laimingi, ar jie iš tikrųjų yra autoritetas, kad tu jų klausytum. Ir paklausk savęs, ar iš tikrųjų nori jų klausyti, o gal geriau nori sekti savo širdim, savo vidum, pažiūrėti, kas bus, arba sekti mumis, jeigu patinka tavo mūsų energija ir gyvenimo būdas, mes gyvenam tuo, bet sek savim ir neklausyk nieko, kas kalba apie tave negatyviai, sunkiai, nes tai jų projekcijos, jie kalba tai, nes patys yra užspaudę tai ir jie nėra pats geriausias autoritetas sekti priimant savo gyvenimo sprendimus. Tai sakant, tai dienos metu yra 24 valandos. Ne? Nerašysiu visų čia, bet yra 10. 11, 12 ir taip toliau. Ir visą laik į tave eina spinduliai, tave veda, tave globoja, tave saugo. Kiekvieną valandą tave veda. Sako, ar dabar išgirsi, ar dabar išgirsi, ar dabar išgirsi. Paskaityk knygą, nuvažiuok ten, ne, ten nevažiuok, ten nesijaučia gerai, suvalgyk tą, nesuvalgyk to, nesijaučia gerai. Ir visada jauti, visada žinai, visada seki. Joks gyvūnas neturi GPS vidinio, joks gyvūnas neturi enciklopedijų, kaip jiem gyventi, ką valgyti, kur eiti. Jie visi gyvena, nes turi vidinį pajautimą, nes nėra uždaryti jausmai ir vidus, ir sekimas vedimu. Tai visi gyvūnai gyvena tuo, žmogus yra užspaudęs tai ir dabar mūsų darbas yra padėti atsidaryti draugai. Tai va, tai kiekvieną dieną tave veda, kiekvieną sekundę tave veda. Aš nežinau, kaip ausį nupiešti žmogaus, bet tau tai reikia tiesiog norėti klausyti ir sekti ir būti dabarty, klausyti, sekti. Ir tai moko vyras tave, aš esu vyras, vyrui atsiduoti yra dar sunkiau negu moteriai. Moterų prigimtis yra tokia, vyrų yra varyti, būti mačo ir taip toliau. Ir buvo reikalų išmokti tai ir aš buvau visiškas egoistas ir spaudęs viską ir buvo reikalų, bet žinau, kad įmanoma. Jeigu aš išmokau, jeigu tu esi moteris, ypač kuri klauso šio įrašo, žinau, kad yra daug paprasčiau tau. Tiesiog atsiduok ir sek šią akimirką ir vedimu. Ir daryk tik tai, ką tu jauti, kas jaučiasi kaip įkvėpimas, džiaugsmas, laisvė, geras jausmas. Viso kito nedaryk, visa kita yra ego balsas. Ir pabandyk, tiesiog pabandyk. Jeigu nenori eiti darbą, neik. Jeigu nenori būti su kažkokiu žmogum, nebūk. Jeigu nenori važiuoti kažkur, o tau liepia, nevažiuok. Jeigu
draugai valgo, ką nors, o tu nenori, nevalgyk. Jeigu yra kažkoks dress kodas, kurį atrodo turi įtikti ir apsirengti atitinkamai, nesirenk. Jaus kaip tu, atai kaip tu jauti, atai kaip tu jauti širdį. Aišku, yra pagarba bendra viskam ir tai irgi yra svarbu, bet ten, kur gali, sek savo vidum, sek savo širdim, būk savim, išreišk, kas tu esi, išreišk, kaip tu matai pasaulį, išreišk savo unikalų būdą išreikšti šitą nuostabų šaltinį per savo kūną žemėje, ne? Tai nebijok išreikšti save. Ir tai, ką mes darom čia, akademijoje, ir dabar šitą įrašą darau, yra mano išraiška ir man yra smagu tai daryti. Ir aš džiaugiuosi kalbėdamas, dabar ir piešdamas visą tai. Ir smagu. Tai einam toliau. Čia yra viena diena tik, ne? Visa tai yra tik viena diena. Ir dienos savaitės susideda iš dienų, mėnesiai susideda iš savaičių. Ir per mėnesį laiko tu turi dešimtis tūkstančių pajautimų ir vedimo ženklų, balsų. Ir paklausk savęs, kiek per dieną laiko tu išgirsti ir seki tuo, ką jauti, ir kiek dienos metu save išduodi ir darai tai, ko nenori, ir darai tai, ką kiti tau liepia, arba sako, arba sukuria kažkokią spaudimą psichologinį, tavo emocinį. Ir kiek žodžiu laiko darai kažką kitą, kiek dienos metu seki ego balsu ir baimės balsu, o ne šito gražiu šaltiniu, Dievo balsu. Ir yra dalykų tokių, kaip pavyzdžiui, daug žmonių mano sesijose ateina ir sako, nežinau dėl santykių, ką daryti. Dabar labai populiari yra tema santykių ir skyrybos. Daug žmonių yra užstrigę santykiuos ir negali išeiti, atrodo, bijo išeiti, bijo išsiskirti. Nors, kai pažiūri į jų vidų, jau atrodo prieš 7 metus jie turėjo išsiskirti ir dabar tik stumia durą ir gaišta laiką kartu, bet čia yra tas pats principas. Kai tu esi santyky, pieškim naują liniją. Kai tu esi santyky, tai čia ir tarkim metai, 1 metai, 2, 3, 4, 5, 6. Tarkim, trumpą versiją paimkim. Paimkim 7 metai, ne? Ir tavo santykiams iš aukščiau yra duota 4 metai. Čia baigėsi energija tavo santykių. 4 metus tave remia dvasia, visata, Dievas. Ir po viso to baigęs energiją ir tau sako, eik kitur, išsiskirk ar pakeis kažką, ar žodžiu, yra kažkoks vedimas tau, bet tu išsigąsti jo ir tu lieki santyki kaip aš ir varai iš savo energijos. Varai iš savo gyvybinės energijos, nupieškim, nežinau, bateriją. Pieškim bateriją ir jinai senka, kai tu esi santykios. Tavo gyvybė, tavo baterija senka, kai tu iš savęs varai, o ne iš Dievo vedimo ir energijos. Nes šitas bičiukas tavo duoda energiją viskam, ką tau reikia padaryti dienos metu, ir santykiuos, ir darbe visur. Tuoj prieisim ir prie darbo, bet turi pajausti, aiškiai pajausti, kur yra riba šita, kai tau yra laikas išeiti arba pakeisti kažką. Ir 9% žmonių dėja nejaučia to ir lieka santykiuos dar 20 metų ilgiau arba 7 metus ilgiau arba kažkiek tai laiko ilgiau, negu turi būti, negu jiems duota yra, ne iš aukščiau. Ir tada visą šį laiką
tavo gyvenimas yra absoliuti kančia santykiuose. Neišeina bendrauti, neišeina, noris keisti vienas kitą, nenori jokio sekso, nenori intimumo, bandai kažką pritemti, bet vis pykčiai, vis emocijos. Ir jis nenori keistis, tu nenori keistis ir yra tragedija. Tai kad tai nesitęstų dar ilgiau, išeik iš santykių, pakeisk ką nors ir žiūrėk, kur tave veda toliau. Tavo likimas laukia, kol tu susivoksi ir išeis tiesiog iš ten, nes jau tau seniai laikas tai padaryti. Tai čia apie santykius. Lygiai tas pats yra su darbu. Tau duota yra, tarkim, 2 metus būti darbe, ne? Ir šitas bičiukas tave remia iki čia. Čia yra riba. 2 metai yra duoti iš Dievo, iš likimo, iš vedimo. Ir visas kitas laikas yra iš tavo baterijos gyvybinės energijos. Ir jinai vėl senka, kai tu lieki darbe, negu turėjome likti ilgiau. Ir čia yra, tu jauti vidum, kad jau užkniso tave, jauti vidum, kad jau laikas eiti, jauti vidum, kad nežinai, ką daryti, bet jauti, kad kiekvieną dieną keliesi ir nefainiai tau yra būtinais tam darbe, bet tu jauti, kad labai matos. Neišgyvensiu, pritrūks pinigų, nerasiu kito darbo, ką pasakys kiti. Viską moku, kitur viskas nauja. Čia gali būti pagrindinės priežastys, kodėl žmogus bijo išeiti iš darbo, nors ir jaučia visą širdim vedimą. Ne? Tavo širdis sako varyk, bet yra baimė didžiulė tai daryti su darbo, kas susiję. Tai neišgyvensiu, kad tu neišgyvensi, jeigu seksi savo širdim. Yra istorija, parašysiu aš dar čia ją aiškiai. Aš neišgyvensiu, jeigu seksiu savo širdim ir Dievo balsu. Yra nuostabi ego istorija, ant kurios varma viskas. Aš neišgyvensiu, jeigu seksiu savo širdim ir Dievo balsu. Arba pritrūks pinigų man, nerasiu kito darbo, ką pasakys kiti, viską moku jau tam darbe, o kitur viskas nauja, dėl to baisu yra išeiti ir pradėti viską iš naujo. Ir turi sekti, turi eiti tiesiog. Sąmoningumas reikalauja drąsos. Sąmoningumas, jeigu nori būti meistras savo vidaus, jeigu nori būti pakilęs meistras, apie ką rašys knygos po to amžiais, apie tavo žygdarbį žemėje. Ir čia aišku, aš juokauju bet gal ir ne. Jeigu nori, kad palikti pėdsaką apie save, kažkokį didesnį negu eiti darbą, kurio nemėgsti ir mirti tenais, tai pasitikėk, surizikuok, pasitikėk, kas bus, jeigu seksi šituo bičiuku, jeigu seksi viskuo, ką jisai žino apie tavo likimą ir apie tavo kelią, ir pasitikėk, kad kažkas gali nutikti labai gražaus, net ir mes tuo dalinamės visą laiką. Pasitikėk, pabandyk. Visa šita yra ego balsas, čia yra masinės sąmonės nesąmonė. Ir žmonės taip gyvena, bet tai veda į mirtį. Pažiūrėk, kiek žmonių pažįsti, kurie pakilo ir nemirė. Ar daug? Tu matai pavyzdžius tik tų, kurie miršta. Ar nenori pabandyti ko nors kito? Ar nenori pabandyti varianto,
jeigu bent yra 1% pavaryti žemėje taip, kad viskas nušvistų Dievo spalvom, gražiausiam spalvom ir tavo kūnas, ir tavo gyvenimas, ir aplinkos gyvenimas, ir visos žemės gyvenimas. Tai nutiks, jeigu tu prisidėsi į vakarėlį, sekant absoliučiai Dievo balsu, vedimu ir tavo Dievo balsas, jisai pastoviai šviečia tau į tavo darbą, siunčia išmintį, kada laikas išeiti, kada laikas keisti ką nors, jisai siunčia išmintį tau į santykius, sako, viskas jau ten turi eiti, jau ten laikas išeiti, dabar ten tavo kelias, tai nebijok, pasitikėk, kad yra ta riba, kuri tave nukreipia kitur ir tai nėra pabaiga, tai nėra blokas kažkoks, tai yra naujo kelio pradžia. Ir dėl to paimk tą naują kelią ir pažiūrėk, koks tavo likimas. Tavo likimas visada bus nuostabus, tu atsikelsi ryte ir kaifuosi, net jeigu nieko neveiksi, šiandien nieko daug neveikiu, tiesiog kuriu, sėdžiu ir tvarkau reikalus visokius prie kompo ir būnam su Violeta ir su vaikais dar, žodžiu, yra nuostabu. Ir mumis rūpinasi, mumis saugo, mumis veda visą laiką, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę yra šviesa, yra vedimas ir pažiūrėk, ką tau atneša šita diena. Yra dar vienas dalykas svarbus, ką noriu pasakyti, tai parašysiu dar čia, aš jį. Kai tu neini jausti savo jausmų, o užspaudi juos ar užslopini, kiekviena diena atrodo tokia pati. Kai tu neini jausti savo jausmų, užspaudi juos ir užslopini, kiekviena diena atrodo tokia pati. Tai jeigu mes nedarom sesijų savo jausmais, jeigu mes juos užrūkom, užvalgom, užgeriam ir taip toliau, tu kasdien matai tokias pat projekcijas, tokias pat situacijas ir kiekviena diena yra visiškai panaši negu vakar. Paklausk savęs, ar taip yra. Jeigu taip yra, eik daryti jausmų sesijas, išgyvenk šitos jausmus, kurie kartojasi, pastebėk projekcijas savo, kurias matai, teisi kitus žmonės, atsisuk į vidų, prisimk atsakomybę, tu juos matai, nes viduje yra kažkas, ką reikia pažiūrėti ir išgydyti. Ir kiekviena diena jaučiasi, negali tiek daug išgirsti vedimo tada, kol yra užimta linija telefono. Ir užimta linija telefono yra su mintim ir sunkiais jausmais. Kai tu juos pradedi valyti, tu juos pradedi išjausti, tau atsidaro vis daugiau ir daugiau girdėjimo ir klausimo vidinio ir tada gali išgirsti savo vedimą aiškiau. Tai viskas, ką darom čia, viskas, kuo dalinamės čia, veda į tai, veda į tavo santykį su Dievu, su visata, su savim. Ir ačiū, kad esi kartu. Ir nepamiršk sekti, klausyti, nepamiršk, kad tave veda šią akimirką ir tai galioja šią akimirką tik tau vienam, niekam kitam. Nepamiršk, kad jeigu kiti žmonės stumia ant tavęs ar negatyviai kalba, tai yra jų projekcijos į tave, tai nėra niekaip susiję su tavim, tai yra visiškai susiję apie juos pačius ir jie patys yra užspaudę tai ir dėl to jie nėra autoritetas klausyti ar sekti, nes jie patys yra viską užspaudę. Dėl to ignoruok viską ir sek savo širdim, sek savo vedimu, nieko kito nėra svarbiau. Ir atmink, kad šitas bičiukas tave myli, tavim rūpinasi, tave saugo ir matai šypsos tau ir dėl to tu irgi nušypsok jam ir įsileisk į savo širdį, į savo kūną ir jisai pavers tavo gyvenimą nesustabdomų ir dieviškų ir niekada nenorėsi grįžti atgal į tą košmarą, kur viskas yra užstrigę, santykiai, darbas, kūnas, diena, situacijos, kur viskas stringa, niekada nebenorėsi grįžti ten ir linkėjimai tau iš kalnų ir iš
šio viso pasaulio, apie kurį kalbam, nes mes jau jį pradedam jausti truputį ir dėl to gera perduoti tai jums. Mano širdis džiaugiasi apie tai kalbėti ir ačiū, kad klausai visą šitą įrašą. Parašyk komentarą, ar patiko, parašyk savo įžvalgas ir bus gera vesti tave ir toliau per visus mūsų susitikimus ir įrašus. Ačiū labai.